Mėlėjai, pagaliau jums galiu parodyti bivaką, kas yra bivakas iš viršaus. Štai matot, čia dabar liko tik tai keletas techninio aptarnavimo fūrų ir keli dalyviai, o šiaip bivakas jau ištuškėjęs. Ir kiekvieną dieną persikelia bivakas vis į kitą vietą. Įsivaizduojat, 1000 dalyvių ir aptarnaujančio personalo. Šiandien mes važiuojam štai tokiais kalnų serpantynais, kur tu gali kiekvieną kartą nudardėti vis kur nors. Ir taip beveik 400 km. Štai taip atrodo betuštėjantis bivakas. O čia buvo daug automobilių. O tenai man buvo greičio ruožas per tas kopas. Matot, kokius kopus nemažus. Ir dabar dar pabandysiu pusgreičiu, jeigu sekundę ten kokią spėsiu prigriebti kažką. Ir viskas, ir lėksim jau palei greičio ruožą. Bandysim pamatyti lenktynininkus. Ir vėl įsikūrinėsim iš naujo. Ir taip 2 savaitės. Ryte vakare. Susikrauni, išsikrauni. Su jumis Tomas Molovičius tiesiogiai iš Dakaro. Nu, ne visai tiesiogiai,